Lietuvos Respublikos konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo, gero administravimo principą. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir teisėtus lūkesčius. Šie principai suponuoja tai, kad valstybė privalo vykdyti prisimtus įsipareigojimus asmeniui. Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybę ir teisę. Pažeista teisė turi būti ginama tam, kad būtų apginti sąžiningų asmenų teisėti interesai. Įstatymuose draudžiama įgyvendinti civilinės teisės tokiu būdu ir priemonėmis, kad nesant teisinio pagrindo būtų pažeistos ar varžomos kitų asmenų teisės ar įstatymo saugomi interesai, ar daroma žala kitiems asmenims, arba prieštaraujama subjektinės teisės paskirčiai. Be to, vieni pagrindinių teisės principų, kuriais grindžiama bet kuri civilizuota teisės sistema, teigia, kad asmuo iš savo neteisėto elgesio negali tikėtis naudos ir iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Sąjūdis už Lietuvos miškus, visuomeninis judėjimas teisėtai veikia aplinkos srityje. Todėl aptarimo atveju konvencijos dėl teisės gauti informaciją, pilietinės visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus, aplinkosaugos klausimais, Orhuso konvencijos 4 straipsnis bei su jo taikymu susijusi Europos teisingumo teismo ir Lietuvos Respublikos teismo praktika besąlygiškai užtikrina teisę į informaciją susijusi su aplinka. Kaip rodo pavadinimas, ši konvencija susijusi su 3 visuomenės teisėmis. Gauti informaciją apie aplinkos apsaugą, dalyvauti su aplinka susijusių sprendimų priėmime, kreiptis į teismus aplinkos klausimais. Konvencija buvo priimta Jungtinių tautų Europos ekonomijoje komisijoje ir yra atvira visoms Jungtinių tautų narėms. Gerbimieji, Niedaus valstybinis ornitologinis draustinis 118 hektarų. Krakinio telmologinis draustinys 157 hektarai. Kuzapiškės telmologinis draustinys 15 hektarų. Ančiaus miško pušies genetinis draustinis 22 hektarai. Pertako ornitologinis draustinis 376 hektarai. Pertako biosferos poligonas 1127 hektarai yra išskirtinės ekologinės vertės teritorija, saugoma tiek nacionalinė, tiek tarptautinė teisė. Kapčiamiesčio valstybinis kraštovaizdžio draustinis įsteigtas 1992 metais. Teritorija 1993 metais įtraukta į Ramsaro konvencijos sąrašą kaip tarptautinės svarbos pelkynas.
Teritorijoje yra saugomų buveinių ir rūšių įrašyta ES natūralių buveinių ir laukinės flaunos bei floros apsaugos ir paukščių direktyvų sąrašus. Draustinis yra svarbi migruojančių paukščių stovyklavietė ir perėjimo vieta. Ramsaro konvencija, pilnas pavadinimas Jungtinių tautų konvencija dėl pelkių turinčių tarptautinę reikšmę, ypač vandens ir pelkių paukščių apsaugai, tarptautinė sutartis, kuria įsipareigojama saugoti ir atsakingai naudoti pasaulio pelkes ir kitas šlapynes, pasirašyta 1971 metais vasario 2 dieną Šiaurės Irano mieste Ramsare. Svarbiausios tokios šlapynės yra įtraukiamos į Ramsaro tarptautinės svarbos šlapynių sąrašą, joms taikomi išskirtiniai apsaugos reikalavimai. 2018 m. spalio mėnesį duomenimis konvenciją yra pasirašę 170 šalių, kuriuose yra virš 2200 Ramsaro objektų, užimančią bendrą daugiau nei 2,1 milijoną kvadratinių kilometrų plotą. Lietuvos Respublika šią konvenciją ratifikavo 1993 metais. Moksliniai ir ekologiniai argumentai. Kapčiamiesčio pelkė yra viena iš vertingiausių aukštapelkių Baltijos regione. Teritorijoje įrašyta per 20 saugomų rūšių, įskaitant globaliai medvarlę, upinę žuvėdrą ir mažąjį erelį žuvininką. Pelkė atlieka svarbų vandens reguliavimo ir anglies sekvestracijos vaidmenį. Karinės veiklos poveikis būtų negrįžtamai ir labai ženkliai pablogintų visą ekosistemos būklę. Tarptautinės teisės pažeidimai. Pirma, Ramsaro konvencijos pažeidimai. Konvencijos 3 straipsnis įpareigoja šalis išmaniai panaudoti ir užtikrinti Ramsaro vietovių saugojimą. Karinė veikla, apimanti sprogdinimą, sunkiosios technikos judėjimą ir triukšmą, tiesiogiai prieštarauja išmanaus naudojimo principui. Veikla sutrikdys hidrologinius procesus, kritiškai svarbius pelkyno ekosistemai. ES teisės pažeidimai. Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos direktyvos straipsnis veikla, galinti ženkliai paveikti saugomas buveinės, leidžiama tik išimtinais atvejais ir atlikus tinkamą vertinimą. Paukščių direktyvos 4 straipsnis reikalauja imtis specialių priemonių apsaugai saugoti svarbias paukščių buveinės. Aplinkos poveikio vertinimo direktyvos pažeidimai, nepakankamai įvertinti kumuliaciniai ir ilgalaikiai poveikiai. Orkuso konvencijos pažeidimai, nepakankamas visuomenės informavimas ir dalyvavimas sprendimų priėmime, neužtikrinta galimybė visuomeniai pateikti pastebėjimus projekto ankstyvosiuose stadijose. Nacionalinės teisės pažeidimai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio pažeidimas. Tai yra teisė į sveiką aplinką. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo pažeidimai, ypač apsaugotų teritorijų režimo nesilaikymas. Valstybinių saugomų teritorijų įstatymo pažeidimai, draustiniuose draudžiama veikla, gadinanti kraštovaizdį. Nurodyti faktiniai duomenys kelia pagrįstų įtarimų, jog aukščiau įvardintais neteisiniais veiksmais
vykdant tarptautinės ir nacionalinės teisės aktų pažeidimus, bus padaryta didelė neturtinė ir turtinė žala Lietuvos valstybei ir piliečiams, diskredituotos valstybinės institucijos bei savivaldos institucija. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos prezidentą ir prašome nedelsiant sustabdyti visus karinių poligonų rengimo ir įgyvendinimo darbus Kapčiamiesčio vietovėje, atmesti Seimo priimtą Kapčiamiesčio karinio poligono įstatymą. Tam prezidentas turi 10 dienų laiko pagalvoti. Atlikti nepriklausomą, išsamų tarptautinės svarbos aplinkos poveikio vertinimą, atsižvelgiant į kumuliacinius cheminių medžiagų poveikius. Užtikrinti visapusišką visuomenės dalyvavimą ir konsultacijas. Pateikti visą projekto dokumentaciją viešai prieigai. Išaiškinti, kaip šis projektas derinamas su Lietuvos įsipareigojimais Ramsaro konvencijoje, ES natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir paukščių direktyvoms bei Paryžiaus klimatų susitarimui. Apsvarstyti alternatyvias karinės patirties ugdymo vietas. Bet kadangi jūs jau priėmėt sprendimą, kad mums gana karinių poligonų, tai šito punkto galime ir nebeįtraukti, tegul nebesvarsto alternatyvių vietų. Poligonai ne! Poligonai ne! Poligonai ne! Poligonai ne! Gerbėjai, pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, Respublikos prezidentas, kaip minėjau, nuo įstatymo Seime priėmimo turi 10 dienų laikotarpį. Jis gali įstatymą vetuoti ir grąžinti Seimui iš naujo svarstyti arba jį pasirašyti. Mes visi čia susirinkę prašome šitą įstatymą vetuoti. Taip. Nes čia mūsų visų išvardinti tarptautinės teisės, ES teisės pažeidimai rodo, kad šitas įstatymas turi būti atmestas. Ačiū Jums labai. Žodžiu, Vytautą Babravičių sūnų.